Paskutinės minutės dovanų idėjos dovanoms, kurios nekainuoja daugiau negu 30 eurų. Termometras. Tai yra labai praktinė dovana, kadangi termometrą mes naudosim ne tik tais prie griliaus. Termometrą mes naudojame ir namie, ir orkaityje, visais atvejais. Ir kam jis reikalingas? Mes tiesiog atsilenkėme, įdurime į mėsą, tokiu būdu matome mėsos vidinę temperatūrą ir žinome, kada jinai yra iškepus. Tai pavyzdžiui, steikas idealiai iškepa ties 55 laipsniais. Taip pat šie termometrai yra geri tuo, kad juos galima dažnai kažkur prilipinti, nes jie yra magnetiniai, jie yra neperšlampami ir dar vienas niuansas, jisai turi alaus atidarytuvą. Dar viena dovanų idėja tai būtų austrių gliaudimo rinkinys. Jame turime austrių laikiklį ir austrių gliaudimo peiliuką. Jis yra ganėtinai aštrus ir tai būtų puikiai dovana tiems, kas mėgsta austrius. Dar viena įdomi dovanų idėja tai yra odinis peilio dėklas. Kam jis skirtas? Savaime suprantama, tam, kad mes galėtume įsidėti peilį, kad jisai netbuktų, jeigu mes jį transportuojame. Tačiau dažnai daug kas nepagalvoja, kad žmonės mėgsta savo peilius kažkur nusivežti, ar mes, tarkim, vykstam atostogauti, arba vykstam į kitą vietą, mums reikia pasimti savo peilį, nes mes esam prie jo pripratę ir dažnai žmonėms kyla klausimas, kaip jį gabentis, tai žmonės ar tai vyniojasi rankšluostį, ar tai kažkokį popierių, tai šis yra puikus sprendimas tiem, kas mėgsta turėti savo peilį. Ganėtinai įdomi dovanų idėja tai būtų ieti vyno puodelis. Kuo jis ypatingas, tai aišku dėl to, kad yra termosinis puodelis, jis ilgai išlaiko temperatūrą. Tai reiškia, kad jeigu dabar laukia yra šalta, mes yra kalėdos, yra šventės, mes norim gerti laukia karštą vyną, tai jis ilgai išliks karštas ir tokiu būdu mes galėsim labai ilgai tiesiog mėgautis juo, kepant kažką prie griliaus. Arba jis ilgai išlaiko gėrimą šaltą. Tai tarkim, jeigu ateis jau vasara, mes galėsim šito puodelį galite tai tiesiog šaltą vyną arba netgi alų arba šiaip kažkokį kitą šaltą gėrimą ir jo mėgautis. Ir kas man labiausiai patinka, tai kad šitų puodelių niekados nereikia rankomis plauti, mes jūs galime dėti tiesiog į indaplovę, tai yra nerūdintis plienas, tai yra specialus plastikas ir jie visi pritaikyti būtent indaplovę. Viena iš populiariausių dovanų tai yra šios mažos kedų keptuvėlės. Kodėl jis populiarius? Dėl to, kad jas galima naudoti netgi keletą. Tai dažniausiai žmonės nusipirka 3 arba 4 ir dovanoja irgi daug, dėl to, kad ant jų galima daug skirtingų patiekalų tiek kepti, tiek patiekti. Pavyzdžiui, galima kepti tiesiog bulvinius blynus ir patiekti kiekvienam atskirai. Arba galima kepti kiaušinienės, įdėti šiek tiek šoninės rūkytos, įdėti kiaušinį ir pakepti griliuje. Ir dažniausiai žmonės kepa po 3, po 4 ar po 5.